šių metų sausio 7 dieną įvykęs Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 90-mečiui skirtas renginys Menui kilniavimas mes giedam šlovę buvo vertas įrašyti į mokyklos istoriją. Ir šitas renginys, šių metų renginys skirtas 90-mečiui, išties suvienijo mokyklos bendruomenę ir jis buvo atliktas tikrai labai įspūdingai. Tokio aukšto profesinio lygio šventinio renginio man deja anksčiau nebuvo tekę matyti. Džiugu tai, kad šiame renginyje susivienijo ne tik dabartiniai Stasio Šimkaus konservatorijos moksleiviai, dėstytojai, administracija, bet taip pat noriai ir labai gausiai dalyvavo buvę Stasio Šimkaus konservatorijos absolventai. Dalis jų dalyvavo koncertinėje programoje, atvyko iš tolimų kraštų, kaip žinia, Alma Švilpa iš Vokietijos, Sigutė Stonytė ir kiti kolegos atvyko iš Vilniaus. Ir daug žmonių, daug buvusių absolventų grojo simfoniniame orkestre, bet dainavo chore. Ir ruošdami šį jubiliejų nusprendėme, kad reikia akcentuoti buvusius mokinius, nes pats didžiausias turtas mokyklos ir paveldas yra absolventas ir mokinys. Ir kadangi Šimkaus konservatorija garsėja tuo, kad parengusi yra per visus tuos 90 metų labai daug žymių žmonių, kurie buvo nusipelnę ir yra nusipelnę Lietuvos muzikinės, profesionalios muzikinės kultūros vystymuisi ir ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje garsinam kraštą, nusprendėme, kad reikia mums kažkokį tai darinį sugalvoti scenoje, kad apjungti dabartinę kartą, visą istorinę praeitį ir visą tą mūsų lobyną konservatorijos į vieną renginį. Žmonės, kurie dalyvavo pasiruošimo procese, tai tikrai pajuto žymiai gilesnę dvasią, jos užplūdo žymiai didesni jausmai, kaip ir girdint tą pačią Čiurlionio simfoninę poemą Miške. Prisimenu, kaip ėjau į pirmą repeticiją su dideliu jauduliu, bet po tos repeticijos buvau labai laiminga ir laukiau vis kitų repeticijų, vis daugiau, ir labai laukiau šios šventės ir man iš tikrųjų yra labai didelė garbė, kad galėjau tokiai šventėje sudalyvauti ir įeiti į mokyklos istoriją. Buvo įdomu vaikščioti į repeticijas, kadangi mes turėjom jų palyginus labai mažai, mes turėjom labai suspaustą laiką ir turėjom per tokį trumpą laiką paruošti. Tai ir parodo visų sukviestų muzikantų profesionalumą, kaip jie per tokį trumpą laiką galėjo tikrai puikiai paruošti kūrinius, kurie jiems buvo duoti. Į karą žygiuojam ieškoti garbės, kai jau rytmom pirmiems teks į žiaurų mūšį stot, triuškite nuožmų priešo šalies. Tai, man atrodo, buvo tikrai įspūdingas renginys, labai prasmingas visais atžvilgiais, tai kad ir jaunimas įtrauktas ir visos kartos, kiek buvo galima apriepti iš tikrųjų šimkinės, buvusių šimkiukų. Ir buvo labai profesionalus. Tai, ką aš mačiau, tai iš tikrųjų buvo puikus profesionalus atlikimas. Kai girdėjau, atgarsiai nuskambėjo per visą Lietuvą apie šį renginį. Atsakyk,
greitai atsakykit. Skambėjo muzika iš Šarlio Guno operos Faustas. Vesdamas renginį, ar šiaip būdamas scenoje, tu kažkokį tai jaudulį patiri. Tačiau renginiui įsibėgėjant, tu tik patiri didesnį malonumą gal labiau nei jaudulį. Po pusę tu džiaugies, kad gali išeiti į sceną, tu džiaugies, kad gali atstovauti savo mokyklą, bendruomenės narius. Taip, man šis dalykas paliko labai didelį įspūdį, dėl to, kad turėjau galimybę sudainuoti vienoje scenoje su žymiausiais Lietuvos solistais ir orkestrantais. Šventa tvarka. Aišku, tas renginys yra išskirtinis, nes tai yra mano mokykla, iš kurios aš gavau ne tik daug žinių, bet labai daug gyvenimiškos patirties. Iš tikrųjų, man šita mokykla reiškia labai daug ir labai smagu yra būtent atstovauti šios mokyklos garbę. Teko kalbėti su Viktoru Gerasimovu. Jis, kiek žinau, jis mokėsi Šimkiniai fortepijono, tačiau pastebėjus jo talentą, jis perėjo į klasikinį vokalą. Jūs, mielieji žiedai, labai prašau, pasakykit jai tyliai, kad širdis mano myli, pabučiuokite su šmalia. Na, patirtis iš tikrųjų didžiulė ir ne kiekvieną kartą gali patirti tai, ką patyriau per 90-metį. Tas Šimkaus konservatorijos renginys iš tikrųjų buvo didžiulis, sukviesti muzikantai iš viso pasaulio, visi sukviesti į vieną vietą. Auksas užvaldė jūs, jis pasaulį viešpatauja, jam visi oriai tarnauja, pildo jau užgaidus visus. Jam paklūsta visos tautos ir karaliai ir vergai, ten kur skamba pinigai, veržės kaip į dugnas rautos, žmonės sukariškai jam, velnio šokį šakoja. Koncertų salę, tai žiūrovai netilpo. Taip kaip ir Šimkaus laikėsi pirmąjį koncertą ir į operą Faustas buvo anšlagas toje pačioje vietoje, kai buvo virš 1000, nors salėje telpa 500, susirinko ir kviestų, ir šiaip žinančių, norinčių padėti mokyklą, buvusių mokinių ir tų, kurie draugavo su tais, kas čia dirbo ir mokėsi, susirinko tikrai virš 1000 žmonių, nes dar daug liko ir už durų. Jų buvo labai daug ir susirinko tie, kurie nedalyvavo ir negalėjo pagal žanrą dalyvauti koncerto programoje, tai atvyko tiesiog pabūti. Ir tarkim, ir žymusis saksofonininkas ir Petras Višniauskas, ir Danielius Praspaliauskas sėdėjo specialiai atvažiavęs, ir Stepas Januška, ir Vilius Tarasovas. Kursiokai, klasiokai rinkosi, darė susitikimus, mokytojai, pensininkai, visi buvo sukviesti. Vienu žodžiu, buvo tikrai unikali šventė. Ir aš manyčiau, kad bendruomenės prasme, tai tokių reiškinių, čia kaip vienas, ne muzikantas buvo, tiesiog Šimkinės gerbėjas, sakė, tokie dalykai beveik niekada nevyksta. Mes to labai didžiuojamės.